tai čia ir yra šita erdvė, kur gimsta šitie visi gražūs dalykai, ar ne? Nuo 75 metų. Nuo 75 metų šitą dirbtuvę. Tai dabar jinai praktiškai yra seniausia dirbtuvė. Seniausia Klaipėdoje? Seniausia Klaipėdoje, jo. O šitoj Puodžių gatvėje be jūsų dar yra, dar buvo Bogotaliovo dirbtuvė, ar ne? Ne, jau jie visi, va ten buvo kieme. O, kieme, jie visi išsikėlė. Aha, bet visi išsikėlė ir dabar jau čia, man atrodo, yra kad tokios šitas, kaip jau rusiška pavardė, tas laivus tapo tamsius. Ai, žinau. O prisimenat savo pirmąją freską Klaipėdoje ir kur jie sukūrėt? Aišku, kurgi neprisiminsi, freskas visas, aišku, atsimenu. Tai du gaideliai buvo. Du gaideliai su Pinkevičium, su Vidu Pinkevičium, du gaidelius darėm, irgi buvo labai, irgi Rutkausko projektas. Ten tik tai tiek, kad truputį skubinomus, nes turėjo atidaryti tą kavinę ir dar mano tėvelis mirė kaip tik tai tada. Tai buvo tokių problemų, kad reiškia aš palikau Vidui tapyti, o mūsų stiliai šiaip jau skiriasi gerokai. Skiriasi tikrai. Aha. Ir aš paskui grįžau iš laidotuvių, o jis jau žiūriu beveik pabaigęs. O freskai man pasirodė, kad taip labai paskubom, sakau, kad tu čia pridirbai. Tai jis net įsižeidė, žmogus sako, va, vietoj to, kad pagirti, kiek aš daug padariau, tai tu čia kritikuoji. Tai buvo pirmoji, o paskui antra buvo irgi jau tokia rimta, tai buvo Bembininkų vaistinė. Kažkada Kaune dariau freską tokia ir aš ten sėdžiu ir mano žmonos močiutė tokia ir visi eina į kambarį ir žiūri, aš ten sėdžiu, rymau, į vieną, antrą, trečią kartą įeina, paskui atsidusiu, sako, sunku, kai nemoku. Oi, kaip gražiai taip gražiai susakė. Jūs įsivaizduoja, kad imi paišo ir nupaišo, kokia čia galosi vėlti. Sako, sunku, kai nemoki. Aš tai vartoju tokį terminą, pirmiausia, rasti raktą. Tas raktas paprastai būna, kur tai nusimetęs. Yra, reiškia, pastato specifika. Vienas sprendimas jau kokio tai žemės ūkio, pavyzdžiui, kažkokio. Kitas sprendimas jau bažnyčio jau kažkoks tai. Taip. Ir paskui reiškia interjeras. Interjero dvasia, interjero specifika. Ar jisai tamsus, ar šviesus, iš kur šviesa. Ir tada jau kažkur tai pradedi galvoti, kur tie akcentai turėtų būti. Nėra parodų salė, kur ten gali sau leisti, galbūt daug daugiau, arba kaip dabar yra dažnai, kad beveik viską gali sau leisti. Ir tiesą sakant, man jau seniai biškiuką įtarimą kėlė tas gryn koloristinė tapyba, kad grynai, taip kaip anksčiau Gudaitis, kad reiškia vien spalva, aišku, ten jau ką ten kalbėti, yra spalva turi savo magiją irgi. Tai ir tapybos kūrinys geros profesionaliai irgi turi savo, aišku. Bet man tarsi norisi ir šiek tiek daugiau. Norisi siužeto. Kažkokios siužeto, kažkokios tai minties, kokios tai filosofijos, poetikos tam tikros, prasmių. Ir galų gale man ten traukia biškelį pabalansuoti ant to pavojingumo ribos. Kiek dėti to turinio, kad nenueiti visišką literatūrą. Ir kiek nedėti, va tokia. Bet sakau, vien tapybinė kažkaip tas. Aš tai milijoną kartų eskizuočiau turbūt. Kartais, ne, tai kodėl. Šiaip papiešti būtų aišku smagu, bet tai, kad jums jeigu net taip labai jaučiu. Paskui gal. Pažiūrėsite, tai. Sudėtinga tapyti portretą iš nuotraukų, žmogus nemačius. Sudėtinga, čia ne tas iš viso, ne tai, kad sudėtinga. Ten jau yra vaizdas perėjęs per aparatą. Ir jeigu dar kartą iš to netikro eiti čia,
Jau tada gaunasi dvigubas, toks trigubas kažkoks tai. Tai žmogus 2 kartus transliuotas ir išeina. Jo, kažkas tai tokio, jo.